Labas rytas, sveiki, mėlyjei mielosios, sveiki atvykę į MyFitEmpire kanalą ir šiandien jau 10. paskutinė tornado iššūkio diena. Kviečiu prenumeruoti MyFitEmpire kanalą, nes tikrai tai yra ne pirmas ir ne paskutinis iššūkis kartu su jumis. Kanale yra daugybė treniruočių, vlogų įrašytų anksčiau, tikrai kviečiu stebėti, žiūrėti, nes į kiekvieną savo video stengiuosi įdėti visą širdį, kad jis būtų naudingas jums. Ir jeigu pildote kalendoriuką, žymitės pliusiukus, turėtumėt atkreipti dėmesį, kad rugpjūčio 10, tai yra mūsų 10 dienos rytą, mes turime antrą svėrimąsi ir matavimąsi. Tai atliekame viską ir komentarai po to. Tikiuosi pasiruošusis matavimuisi. Nu ką, pirmiausiai svarstyklės pirminis svoris buvo 54,3. Pagal pajautimą tikrai daug nenumečiau, bet gali šiek tiek pakrist. Puiku. Oi, fiksuokis, gi noriu rodyti. 53 ir 7,6 šokinėja. Va, užsifiksavo. 53 ir 7. Nuėmus vėlgi maudimuką ir visa kita, tai gali būti ir 53 ir 5. Pirminis svoris buvo 54 ir 3. Tada einam prie matavimusi. Taip. Gerai, ieškom siauriausios vietos. Nu, 67,5, 68. Pirminis buvo 69, tai vienas mažiausiai. Gerai, toliau važiuojam. 91, 91, 90, reiškia einam prie plačiausio. 91 minus 1 centimetriukas ir imam savo dešinę šlaunę, atsimenam, kaip mes matavomės. 53, 52,5, ne, per siaurą, 53, 52. Plačiausioje vietoje 53, tai, o buvo 54 berods. Tai irgi minus 1 centimetriukas. Tiek daug, sočiai ir labai skaniai valgant. Klausykit, su to pačiu maudimuku grįžtu į greitą komentarą ir tada persirengsiu ir grįšiu atgal. Padariai atrodantį. Nu tai kągi, žymiuosi tuos mano rezultatus. Iš tikrųjų, pagal pajautimą atrodė, kad numesta daugiau, bet tai yra vien dėl to, kad visiškai kitas yra pojūtis pilve. Kai pilvas nėra išsipūtęs nuo sunkaus maisto, kai yra tas lengvas toks jausmas, kai tu atsikeli, visas toks plokščias, tai vat iš ten ir yra galbūt tos ambicijos, kad skaičius turėtų būti didesnis. Bet mano atveju, turint omeny, kad riebalinės masės procentas nėra didelis, jeigu, kiek čia mums gavosi, 37, oi, 53 ir 7, tai išėjo, kad jeigu nukrito man 600 gramų riebaliuko, tai aš geriau ir tikėtis negaliu. Labai geras rezultatas. Bet užtat, pavyzdžiui, mes matom iš karto, kad ir per klubus apie 1,5 centimetro tikrai pamažėjo. Per šlaunį tikrai jaučiu. Ir man ir matosi vizualiai. Tai vat, jeigu 1 centimetriukas nuo kiekvienos šlaunies, čia yra taip pat puiku. Ir minus 1 cm nuo liemens. Tai vat, jeigu jūsų buvo rezultatai pirminiai didesni, tai yra riebalinė masė didesnis, svoris didesnis, tai be abejo jūsų rodikliai turėtų būti dar reikšmingesni. Bet ką aš to norėjau parodyti, kad valgant labai daug, labai dideliam porcijom ir tikrai ne vištos krūtinėlę su ryžiais kasdien ir greipfruktus, o valgant ir kotletus, ir baulus, ir skaniausius iš tikrųjų maistus ir tikrai dideliais kiekiais, tai svoris ne taip, kad neaugs, o jisai net ir kris. Ir aišku, laikantis ilgesniai perspektyvai 10 dienų tikrai nėra daug. Nes pas moteris, pas musgi yra ir ciklai, kurių metu, minėjau kažkurio video metu, kurių metu svoris ir pakyla netgi trupučiuką dėl skysčių prikauptų. Ir viskas priklauso ir nuo virškinimo, kada mes į tualetą ėjom paskutinį kartą, kaip greitai pas ką, kas dirba. Tai
nuo šitų daugybės dalykų 10 dienų nėra daug, yra labai sunku stebėti tą tendenciją, bet jeigu yra mažėjimas ir kritimas, tai super, galit pieštis dar vieną kalendoriuką, galit spausdintis dar vieną kalendoriuką, jame pakeisti datas į sekančias 10 ir dar 10 dienų pasilaikyti, arba duoti savo vieną dieną poilsio ir vėl 10 dienų į režimą. Taip kartais psichologiškai net lengviau, nes mes atsijungiam nuo visų savęs ribojimų, o kitą dieną vėl šokam į režimą ir pasiekiam dar geresnių rezultatų. Tai labai tikiuosi, kad jūs pajutote taip pat skirtumą ir labai lauksiu, jeigu pasidalintumėte su manimi savo rezultatais, kokie yra rezultatai pas jūs. Ir be abejo nepamirštame kelių faktorių, kurie turi įtakos mūsų bendram svoriui. Labiausiai be abejo atsispindi apimtis. Tai jeigu apimtis mažėja, svoris išliko toks pat, reiškia gali būti vienas iš tų faktorių. Tai vat kaip minėjau, moteriški ciklai, ne tik mėnesinių metu, bet ir ovuliacijos ciklo metu svoris šiek tiek pakyla, todėl negalim jo vadovautis. Tai vat po kurio laiko vėl reikėtų pasisverti ir vėl žiūrėti po kelių dienų. Tada kitas dalykas, nuo to, ką valgėt vakar vakare. Tai vėlgi, jeigu valgym kažkiek angliavandenių, angliavandeniai pritraukia skysčius, tai reiškia ryte skysčių šiek tiek bus daugiau. Tai gal atsikėlus reikėtų padaryti treniruotę, išsijudinti ir kaip ir tų skysčių nebeliks. Tada kitas dalykas priklauso nuo to, kokį maistą valgėt, reiškia iš vakaro, kada jūs buvo tualete, kaip dažnai einat, nes vėlgi tai nėra jūsų svoris, tai yra pašalinis dalykas, kuris iš jūsų organizmo iškeliaus. Ir aišku, šįryt, aš atsikėlusi gėriau ir kavos ir vandens, negalėjau, žinokit, tik atsikėlusi, tokia visa užsimiegojusi ir patinusi, filmuoti jums svėrimas ir matavimas. Tai dėl to mano šitoj vietoj taip pat yra šiokia tokia paklaida, keli šimtai gramų tikrai, galbūt rezultatas būtų apie kilogramą, tačiau yra mažesnis, dėl to, kad aš iš tikrųjų dabar ir atsigėrus kavos ir vandenuko. Bet taip daryti nereikėtų. Atsimenam, ar ne, kad mes sveriamės tik atsikėlus, be drabužėlių, tuščių pilvų, be kažkokių pašalinių, kartais net, ir dabar nusėmiau net ir laikrodį, kai svėriausi, be pašalinių daiktų, kartais be elektronikos netgi daiktų, nes jie ten gali turėti kažkokios įtakos. Dabar, mielosios, jau grįžau, prieš primenant, kokia yra mūsų 10 dienos mityba, norėjau pasakyti, kad 10 dienų tai yra sprintas, tačiau sveikas gyvenimo būdas yra maratonas. Tai mes turėtumėm iš tų išmoktų pamokų, iš kažkokių mano patarimų, kažką pasiimti į gyvenimą toliau, susidėlioti savo rutiną. Galbūt šiek tiek kitokią, negu prieš tai buvo, nes mes su jumis puikiai atsimenam, kad norint gyvenime kažką keisti, mes turime imtis kitų veiksmų, daryti kitus dalykus, negu darėm kasdien. Tai aš labai tikiuosi, kad 10 dienų šita pradžia jums buvo postumis, galbūt pirmas žingsniukas link sveikos gyvensenos. Taip pat primenu, kad daugybė skirtingiausių ir įvairiausių mitybos planų jūs galite rasti MyFitEmpire.lt svetainėje, skiltyje paslaugos, mitybos planai. O taip pat primenu, kad rudenį mes pradedam naują sporto sezoną, tai ir Zoom treniruotės, ir nauji iššūkiai, gilesni, įdomesni, su didelė atskaitomybė, kasdienė atskaitomybė, su individualiu darbu kartais, su užduotimis ir savianalizė. Tai bus ir transformacijos iššūkis, ir detoks iššūkis. Tai kviečiu toliau bendrauti, draugauti ir keliauti šituo sveikos gyvensenos keliu. Taip pat noriu priminti, taip jau išėjo, kad šiandien, tai reiškia pas mane yra dabar rugpjūčio 9, aš filmuoju jums 10 dienos dieną. Tai va šiandien mūsų laivo metu, taip jau išėjo, kad, žodžiu, papasakojau visas 10 rekomendacijų, tiesiog 10 rekomendacijų, kaip reikėtų išlaikyti svorį, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint tiesiog gyventi sveikiau, geriau. Man atrodo, kad tikrai daug naudingų patarimų kažkaip sudėliojau į tos 10 punktų. Tai čia nebesikartosiu. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad būtinai patariu visoms, kurios atėjo iki šio video,
pažiūrėti 4. paskutinio live klausimo atsakymų įrašą ir manau, kad pasisemsit naudingos informacijos. O taip pat nepamirštame, kad yra 5 žingsniai, 5 rankos pirštai, kurie susideda į geresnę savijautą, į geresnę energiją, į sveiką gyvenseną, į kitą naują aš. Tai yra ne tik mityba, tai sveika, subalansuota mityba, dažniausiai su nedideliu deficitu, kad neapkraut savo skrandžio, kad neapkraut savo virškinimo sistemos ir tam, kad išlaikytumėm šiokį tokį deficitą ir mažintumėm kalorijų deficitą ir mažintumėm riebalinę masę. Tai yra mityba, pirmas pirštas. Toliau yra aktyvus sveikas gyvenimo būdas. Nebūtinai tai yra treniruotės, nebūtinai tai yra labai sunkios treniruotės, bet tai yra aktyvumas. Bet kokiu atveju tai yra vaikščiojimas, tai yra, kaip minėjau, mažiausiai 10 000 žingsnių per dieną. Jeigu tai nepadarot, kažkas yra negerai. Trečias dalykas yra vandens gėrimas. Be vandens nebus nieko. Ir vaikščiojimas, ir sveika mityba nepadės ir normalizuoti virškinimo veiklos, nepadės mums tinkamai atsistatyti, nepadės tinkamai drėkinti savo odą ir gauti tinkamą rezultato. Tai vanduo, būtina sudedamoji dalis. 4. sudedamoji dalis pagal mane yra miegas, nes miego metu atsistato mūsų kūnas, atsistato raumenukai. Remontuojasi kūnas, kūrėsi naujos ląstelės miego metu. Taip pat miego metu balansuojasi hormonai. Tai reiškia, jeigu aš turiu kažkokių disbalansų miego ir jau vien tai yra pirmas žingsnis į hormonų balansavimą. Tai yra mano 7-8 valandos per parą būtinojo miego ir tinkamas miego režimas. Tai yra bent iki vidurnakčio nueit miegot. Idealiu atveju, kokią 10 vakaro, čia yra superinis variantas, bet jeigu nepavyksta, bent iki vidurnakčio nueit miegot ir išmiegot savo privalomas valandas. Ir 5. dalykas tai yra streso mažinimas. Be šito niekur nenukeliausim. Streso hormonas kortizolis skatina cukraus šuolį kraujyje, skatina nutukimą, skatina visceralinių riebalų atsiradimą. Toliau, jeigu mes stresuojame, atitinkamai sutrinka ir mūsų valgymo režimas. Ar mes valgom per daug, ar mes valgyt nenorim. Jeigu mes stresuojame, atitinkamai sutrinka ir mūsų miego režimas. Jeigu mes stresuojame, atitinkamai sportas neturės tokią gerą naudą, nes mano organizmas bus nukreiptas į kovą su stresu, o ne į mano sportinį rezultatą. Tai labai svarbu yra ieškoti atsipalaidavimo būdų. Galbūt meditacija, galbūt požiūrio keitimas, galbūt vakariniai pasivaikščiojimai prieš miegą, galbūt pasikalbėjimas su artimu žmogum, aptarimas dienos problemų ir vienu metu jų išsakymas, o ne kaupimas ir nešiojimas savyje. Ieškokime būdų, kaip kovoti su stresu, kaip jo mažinti. Atsikratyti, net nesakysiu, tai yra neįmanoma šiame pasaulyje, bet galbūt kaip keisti požiūrį į jį ir kaip su juo gyventi. Mes turime išmokti gyventi su stresu, su stresiniam situacijom kasdieniam, bet kad tai nepaveiktų mūsų sveikatos. Ir šiandien truputį vėluoju su pusryčiais, jau taip norėjau valgyti, vos ištvėriau. Vat ir iš karto, kai yra alkio jausmas, iš karto po pusryčių pirmos mintis dar kažką pasičiupti. Žinokit, tik tai, vat, kai tu žinai visą tą psichologiją, tu žinai, ką tu valgysi, vat, sakykim, toliau pietum ir kada bus pas tave pirmas užkandis, galima kažkaip sukontroliuoti tokią situaciją ir, pavyzdžiui, pasirinkti iš dienos užkandžių, pavyzdžiui, kad ir vieną tą patį javainį tada prie kavos dar papildomai, jeigu jau labai norisi. Bet dažniausiai tai būna tas psichologinis noras valgyti, nes dar nespėjo kūnas suprasti, kad tu jau pavalgiai. Reikia kažkur 15-20 minutėlių palaukti, kad tas signalas ateitų iki smegenų ir norisi kuo greičiau daugiau. Tai, žodžiu, geriau neleisti savo badauti ir neleisti savo, mano atveju tiesiog neturėjau anksčiau galimybės
Bet, žodžiu, vengti kuo labiau tokių situacijų, kai išalksti, ne taip, kad išalksti, bet išbadėjai ir puoli greičiau valgyti. Reikia tokių situacijų vengti, nes tai yra iš karto pirmiausiai suvalgome greičiausiai didesnį kiekį, negu mums reikia. Antra, dar pasičiumpam, ką nors papildomo, kas tikrai neįeina į mūsų mitybą. Nu ir trečia, dažniausiai išėjus iš šitų visų punktų, suvalgome daugiau negu dienos mano normą ir išeinu iš savo režimo ir tada pradedu svorį kaupti. Tai va, to mūsų tikslas yra kitas. Tai primenu, ką šiandien valgiau, reiškia savo tuos pačius, kaip ir vakar, varškėčius, aš jau pradėjau painiotis tais pavadinimais, varškėčius su avižiniais drybsniais, šiandien be obuolio, standartinis variantas. Tada užkandžiai pas mane turiu greipfruktą didelį ir turiu porą tų mano mažų javainių. Apie šios javainius pirmose įrašuose kalbėjau daugiau, kaip pasirinkti, kiek cukraus, kur pirkti ir taip toliau. Tada tęsiasi mano nesėkmės istorija, medžiojant žuvų galvas. Vakar pasakojau, kad apvažiavau kelias parduotuves, nes labai norėjau žuvienės. Ir žinokit, neradau. Ir paskui buvau dar vienoj, kitoj parduotuvėj, žodžiu, iš visų tinklų. Aš niekur neradau žuvų galvų. Ir ką jūs galvojat, kasgi man beliko, aš tada viriau vištienos sriubytę. Tai pas mane yra vištienos sriuba jau išvirta. Dukra paprašė raugintų kopūstų sriubos. Tai pas mane gavosi 2 viename. Kokiagi pas mane sriuba? 2 vištos blauzdelės, tada svogūnai, morkos, 3 bulvės, nedidukės. Va, mažesnės už delną. Va, nedidelės 3 bulvės. Tada 2 saujos raugintų kopūstų dar papjauščiau. Ir ką, ir viskas tada turbūt. Jo, ir viskas. Ir tokia va ta sriuba, tai žodžiu, kai valgysiu tą sriubą, valgysiu pietų. Tai kai valgysiu tą sriubą, įsipilsiu normalų dubenėlį sriubos ir paimsiu vieną vištienos blauzdelę, išvirtą sriuboje. Tai va čia bus mano pietus ir prie to bus 3 sumuštinukai su duoniukais. Tai va 3 duoniukai ir bus humusas on top, ant viršaus. O kas liečia vakarienę, tai vakarienė lieka vis dar mano tie vištienos kepsneliai tie patys, su daug daržovių. Jeigu norisi skaniau, galima daržovės pabarstyti kietuoju sūriu. Tai va tokia yra mano šios dienos mityba. Bet kadangi aš jau išreklamavau tą žuvienę, kaip aš ją skaniai valgysiu, tai dabar negaliu nepasidalinti receptų. Tai trumpai papasakosiu, kaipgi ją gaminti. Ir tikrai pabandykit, bus be galo skanu. Žodžiu, imam 2 žuvies galvas, aišku, jas nuplaunam, pasiimam didelį puodą, nes dažniausiai, lašišos galvas imu, didelį puodą, pripilu pilną puodą vandens, įdedu lašišos galvas ir įdedu vieną pilną svogūną, tik nuluptą, bet nepjaustytą, tiesiog vienas svogūnas. Ir šitaip verda, tas mano sultinukas gaminasi, gal 40 minučių kokių, plius minus. Tada jau matysit, kad tas vanduo jis toks riebaluotas nuo tos lašišos, toks geltonas. Tai galime svogūną tada išimti, jis viską atidavė, ką galėjo ir jis nebereikalingas. Svogūną išimam ir išmetam, o šitas lašišų galvas išdorojam. Tai reiškia, išimam visą mėsytę lašišos dar, kuri yra, nuimam visus kaulus, viską išmetam. Ir į tą mano sultinį, kuris gavosi, gali būti, kad jo nelabai ir daug, tai tada tiesiog verdančio vandens dar pripilu, tiesiog, kad būtų man tinkamas kiekis sriubai. Įdedu visą mėsytę, kurią nukrapščiau nuo tų virtų žuvies galvų. Aišku, žiūriu ir stengiuosi, kad nepapultų kauliukų. Tada prie to pasiimu naują, kitą šviežią svogūną, jį supjaustau labai smulkiai, įdedu kartu prie lašišų. Tada pasiimu 2 didelės morkas, tai morkų reikėtų tikrai nemažai. 2 didelės morkas sutarkuoju, taip pat įdedu ten pat ir pasiimu bulvių. Tai vėlgi 3-4 bulvės. Vėlgi keliauja ten pat. Tai va, verda šitaip, kol bulvės suminkšties, pakankamai tokia gaunasi tiršta sriubytė ir pabaigoj pasmulkinu petražolių, įberiu petražolių kiek noriu, pipiriukų būtinai tik nepadaugint, juodųjų pipirų ir druskos.
Tai va. Ir žinokit, tokia sriuba, man jinai yra be galo skani, tai va pabandykit, gal ir jums patiks ir pavyks. O kadangi šiandien pas mus yra ne treniruotės, ne sporto diena, tai aš primenu, kad šiandien nueiname mažiausiai 10 000 žingsnių, daug laiko leidžiame lauke, gaudame vitaminą D, atsimenam, kad mažiausiai 30 minučių turiu būti lauke saulėje, kad kiekvieną parą, kad mano kūnas gautų pakankamai vitamino D. Ir taip pat, kadangi nemažai kalbėjau apie tai, kad reikėtų dirbant sėdimą darbą, kas valandą prasijudinti, tai aš jums parodysiu vieną iš variantų, pratimukų, greitų, kokius galima atlikti dirbant sėdimą darbą ir turint galimybę, šiek tiek pasiražyti. Tai pirmiausiai, jeigu mes dirbame su jumis sėdimą darbą, reiškia, mes dažniausiai būname trupučiuką pasikūprinusius ir mūsų pečiai būna nukritę į priekį, nes mes kažką darom. Ar spausdinam, ar rašom, ar dar kažką. Bet greičiausiai pečių juosta būna pertempta, per daug į priekį nuėję pečiai, o krūtinė sutrumpėjus. Reiškia, mums reikia krūtinę atidaryti ir atvirkščiai daryti atvirkštinį judesį. Tai pirmiausiai, be abejo, kur viskas nueina visą įtampą, į sprandą, į kaklinę dalį ir į sprandą, tai pirmiausiai mes turime prasukioti kaklą. Tai mes, pavyzdžiui, dirbam. Man priminimas atėjo į laikroduką, laikas tau prasijudinti. Tai pirmiausiai, aš išsitiesinu, padarau pečių lanko judesį atgal, leidžiu pečius žemyn ir visų pirma dirbu su galva ir su kaklu. Leidžiu žemyn, pakylu. 2, 3, 4, 5 kartai. Vien jau šitas, jau labai daug jums įtampos nuims. Toliau, kitas, į šoną, pasuku, į šoną, va čia matot viskas tempėsi, pasuku. Lygiai taip pat 5 kartai į kiekvieną pusę. Tai darom ne nuleidusios pečius, o išsitiesusios ir pečius atvedusios atgal. 5 kartai į kiekvieną pusę. Padarėme. Tada toliau, gal keistai tai darbe atrodys, bet jeigu dirbote kabinete viena, pavyzdžiui, tai tikrai savo galite leisti bent jau kelis tokius padaryti. Jeigu net gal dirbat keliese, gal čia stipriai niekam neklius. O gal ir kitas kolegas užkabinsit ir sakykim dabar, hebryte, darom visos rytinę mankštelę. Tai gerai, 5 kartai šitaip, 5 kartai šitaip. Kitas dalykas, dabar prisimenam apie mūsų pečių juostą ir apie mūsų krūtinę, kurios raumenys yra sutrumpėję, o pečiai yra pertempti. Tai mes visų pirma turime padaryti tokį judesį. Atgal, krūtinę iškelti į priekį. Ir mes tokių judesių darom irgi mažiausiai 5. 5. Taip. Dabar atvirkščiai į šitą pusę. Įtampai nuimti. 5 kartai. 3, 4, 5. Jau visai neblogai. Ir paskutinis dalykas, kurį mes galim padaryti, taigi čia 1 minutės, taip? Tai jau buvo pas mus 4 judesiukai. Paskutinis, mes galim ištiesti rankas, pasiražyti. Mat kiek išeina. Reiškia, išsitiesti, išaukti į ūgį trupučiuką. Ir va, su tokia, jeigu yra galimybė, galima atsikelt, atsistojus tai daryti, bus dar geriau. Jeigu nėra galimybės, atsisėdus. Bet tai jau bus tikrai geriau negu nieko. Ir su visiškai kitų jausmų pečiuose dirbu toliau. Taigi, mielosios, šiandien mūsų video pakankamai trumpas. Aš labiau laukiu iš jūsų atsiliepimų apie tai, kokie yra jūsų rezultatai, galbūt skaičiukais, galbūt savijautos atžvilgių, galbūt kažkokie kiti pokyčiai įvyko jūsų galvoje ir jūsų kūnuose, kai jūs rytais galvojate apie savo tikslą ir bandėte save nukreipti to tikslo įgyvendinimo link. Labai lauksiu atsiliepimų, ar patiko mityba, labai lauksiu atsiliepimų, kaip sekėsi, kaip jautėtės šitas 10 dienų. Ar buvo sunku, ar kankinotės, o gal atvirkščiai, kaip ant sparnų buvot ir buvo lengva ir buvo įdomu, galbūt naują dieną kažko naujo laukti. Tai labiau laukiu atsiliepimų iš jūsų. Tikrai būtinai paskaitysiu kiekvieną komentarą, pagal galimybės į visus reaguosiu. Ir noriu priminti, kad nepamirštumėte mylėti savęs, lepinti save. Tai reiškia, kad ne tik rūpintis savo kūnu, rūpintis savo protu,
Toliau domėtis, ieškoti naujų dalykų, kaipgi kitaip jūs atsidūrėte tornado iššūkį, ar ne, turbūt norėjot sužinoti kažką naujo. Tai ir toliau raginu jūs domėtis naujovėmis, dalyvauti, ieškoti, visą laiką išbandyti kažką naujo, nes gyvenimas yra nuolatinis progresas ir kol žmogus turi tą norą domėtis, kažką naujo išbandyti, surasti, atrasti, tol žmogus yra gyvas. Visoms siunčiu šilčiausius linkėjimus, tikiuosi šis iššūkis jums patiko, lauksiu atsiliepimų, ar patiko, tai ar verta daryti dar kitus naujus iššūkius, galbūt kažkiek kitokius. Ir jie tikrai bus, anksčiau ar vėliau, MyFit Empire kanale, todėl kviečiu visas prenumeruoti MyFit Empire kanalą, toliau draugauti su manimi ir pasimatysime su jumis kituose iššūkiuose ir kitose treniruotėse. Iki!